Visiems geros dienos. Šiandien darysim makaronus, tokias kriauklyges, su mėsyte, daržovėm. Einam užsidėsim kepti. Čia įsipilam truputį aliejaus. Dėsim visas daržovės kartu. Truputį padruskinsim. Pagrindinius prieskonius dėsim paskui. Nu, biškį apkils. Įdėsim mėsytę. Daržovės apkepėjau. Susikratom mūsų prieskonius. Ir susidedam mūsų mėsytę. Smulkiai pjaustytą mėsytę, kad jis mum iškeptų greitai. Nu, tegul kepa. Nu, čia turime viską įsikepę. Galim užpilti pomidorų padažu kepto. Taip, viską įsimaišom. Dar minutę patušinsim ir dėsim makaronus. Čia turim jau pasitušinusi viską. Dėsim dabar makaronus. Taip, pagaus skonį geriau. Mes juos pakaitinsim biškį. Truputį. Dabar pilsim vandenį. Kad apsemtų. O taip gerai yra. Tu užvirs apdengsim ir duosim pavirti 10-12 minučių. O čia mums jau užvirė. Ir dabar 10-12 minučių tegul verda. O tokius makaronus mes gavom. Labai skanus, nepasigailėsit, darykit. Užbarstysim truputį petražolių. Nu ir ką, visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.